Rytinis kavos negėręs, tai jei nesąmonių priešnekėsiu, iškirpsiu. Tai aš Dovydas, su tėčiu ir dėdė ūkininkaujam Pasvalio rajone. Man asmeniškai tai čia tokie pirmi metai, tėtis su dėdė jau beveik 30 metų ūkininkauja. Tai va, ir šiandien išsibandėm, prasitestavom ražieninės akėčias, pasižiūrėjom, kaip dirba, kampus pasireguliavom. Tai pagrindiniai darbai tuoj prasidės, sudegint pabirom, tai žiūrėsim, kaip seksis dirbti. Jo, kilo tokia mintis, kad yra poreikis ražienų akėčiam, būtent, kad po derliaus nuėmimo pralėkti per ražieną, sudegint pabiras, idėja tokia, kad turėtų atsimesti vienas purškimas nuo piktžolių. Kitas dalykas, dabar esame nusipirkę tiesioginę sėją. Tai praeitais metais buvom užsisakę tą paslaugą sėjos, pastebėjom, kad tiesiog pati sėjamoji žiauriai kišasi nuo šiaudų. Tai dar vienas dalykas, ką akėčias padarys, tai šiek tiek prabrauk šiaudus, iškirst kelią užsikišimam. Kitas dalykas, tai papildomai užsisakėm priedą sėjamoje, kad būtų galima sėti žalinimui. Tai iš principo 3 viename daiktas. Jo, tą patį Rolexą, kodėl pasirinkom, tai iš tikrųjų teko ir parodose pavaikščioti, pašnekėti su įmonė atstovais ir pačių ražieninių akėčių pasirinkimų variantų yra tikrai daug. Norėjusi, kad būtų bent viena diskų eilė, kad šiek tiek tos šiaudus susmulkinti, žemę šiek tiek prapurtyti, kad būtų geriau galima tiek pabiras įterpti, tiek beriamas srutas. Pats Rolexas iš tikrųjų sudomino dėl savo konstrukcijos, tai tiek vizualiai matosi, kad konstrukcija pakankamai rimta. Kitas dalykas, pagal kurį rinkomės akėčias, tai buvo svoris. Tai lyginant su konkurentais, šios akėčias yra vienos sunkiausių. Manau, kad iš tikrųjų čia yra vienas iš tokių bruožų, kas turėtų nulemti geresnį įtirpimą į dirvožemį. Nu ir kitas dalykas tai kaina, nes palyginus Rolexas, tai savo kaina yra vieni konkurencingiausių rinkoje. Trečias dalykas, tai gali draugams pasigirti, kad Rolexą nusipirkai.